Šiemet vestuvės ir šventės paroda Klaipėdoje skirta yra vestuvių ir pramogų verslo atstovam. Visą informaciją gali surinkti vienoje vietoje. Čia yra nuo batų, nuo keliaraiščio iki autobuso, tai ta prasme visi atlikėjai, programa, maistas, vieta, kelionė, povestuvinė, koncentruotai, viskas čia. Atėjęs žmogus čia į parodą gali užtrukti apie 6 valandas ir neatsibos. Nes ir jeigu vaikų turi, net ir vaikams tas didžiulis kampas įrengtas, kad jie galėtų ten pramogauti iš tikrųjų. Merginos, parašėm rankas. Pasirašėm. Ir jūsų plojimai. Negamykliuoti merginoms yra Vilnių Cup studija. Pristato nuotakos interpretaciją Vilnių Show. Nuostabios merginos nuostabus. Jis iš karto buvo wow. Man atrodo tikrai tokia paroda yra reikalinga. Klaipėdoje niekur anksčiau tokios parodos nebuvo. Tikėjomės rasti viską vienoje vietoje. Ko reikia vestuvėm. Dekoro atžvilgiu tikrai pavyko rasti kažkokių sprendimų netikėtų, kurių galbūt tikrai nebuvau pagalvojus ir apgalvojus. Ir įkvėpimo šaltinių radau fotografą, radau vedėją šitoj parodoj. Jau artėja, tikrai artėja, kitais metais neužilgo jau turėsim švęsti. Ir ruošiamės šventai, pradedam po biškį. Mums kaip dalyviams lūkesčiai buvo tokie turbūt kaip ir daugeliui rasti naujų žmonių, kurie domėtųsi mūsų paslaugą ir pristatyti. Dalyvauti parodose tai reiškia visada eiti pirmin, niekada nesustoti vietoje ir dar kartą dalyvauti. Visi prieina ir klausia, kas čia per daiktas yra iš tikrųjų. Prie mūsų parodos kažkas klausia, kas čia per dėžė. Visi klausinėja ir labai nusteba, kad nauja pramoga atsirado Klaipėdoje, kad čia yra fotobūdelė nuoma Klaipėdoje. Kitais metais taip pat planuojam dalyvauti parodoje, tikimės, kad ji bus tokia sėkminga kaip ir ši. Būtinai, net įdomu, kur eis paroda. Labai lauksim. Šiemet buvo pasiektas ilgiausios sijono rekordas iš nuotraukų. Darėme tikrai socialinį projektą, kur norėjome įtraukti daug klaipėdiečių, todėl siūlėme atnešti 10 nuotraukų ir už tai gauti 2 bilietus nemokamai į parodą. Tikrai šiandien rekorde galime pamatyti daug nuotraukų įvairių šeimų, kaip jie švenčia savo šventes. 4000 nuotraukų, parodos organizatoriai tikrai priims jūsų pasiūlymus. Ačiū merginos jums, ačiū už rekordą ir šiuo atveju rekordo koncertą vainikuosime 18:40.